Šešta užduotis. Teksto išdėstymas stulpelis. Kaip matote, užduotis yra aprašyta, kaip atlikti išdėstymus stulpeliais. Ką šioje užduotyje konkrečiai reikia padaryti? Parašyti tekstą, tekstas numatytas išdėstyti stulpeliais. Kopijuosim. Vieną kartą parašyti neturi būti pareiškinta, todėl baudas pareiškinimą ištariam į šį tekstą pasirinkti trauca, taškas, trauva, ir nukopijuoti tiek kartų, kad būtų 30, maždaug 10 minučių. Dabar, tarkim, jokio enter ženklo po jūsų teksto nėra ir suskirstam tekstą stulpelį. Pažymim šį tekstą, iš pradžių parodyti, kokią klaidą dažniausiai atlieka studentą. Tai pasirinkam punktą Page Layout, pasirinkam įrankį Columns ir suskirstam į 3 stulpelį. Bet matot, stulpelį nesusiskaldė. Taip, tai parodyta pirmam varianto pavyzdėje. Tame problema. Grąžinam Ctrl Z. Norim, kad, kadangi mes pažymėjom tekstą iki Enter ženklo, užtraipos ženklo, tai mes nurodėm kompiuteriu, kad mes norim nuo šio teksto dalies iki puslapio galo skirstyti į 3 dalys. Tai tol, kol nepasibaigs šis puslapis, į antrą puslapį neperės. Dar parodyti. Skirstyti 3 dalys. Tarkim, nukopijuojam šį tekstą dar kartą. Dabar atėjome. Matot, tik tuomet, kai pasibaigia puslapis, perinam į kitą stulpelį. Tam, kad mes išdėstame tekstą taip, kaip parodyta mano paveikslėlė, paspauskite Enter klavišą ir pažymėkite tik šią teksto dalį. O pastraipos ženklas, vienas pastraipos ženklas turi likti nepažymėtas. Tuomet suskirstame 3 dalys. Skirstėm naudojant More Columns bei pasirinkdami skirstame 3 stulpelius, sumažinkite tarpas tarp stulpelių iki 0,5 cm maždaug, pasirinkam laukelį Line Between, kad būtų linija tarp stulpelių ir paspaudžiam O. Bet prieš tai aš norėčiau, kad jūs nukopijuotumėte šį tekstą dar kelis kartus. Ir šį tekstą skirtum 3 stulpelių. Tarkim, išlyginam tekstą dar, apie pusę lygiuotę padarom pas mane. Pažymim antrą tekstą, tarkim šitą skirstysim 4 stulpelius.